Buvo šalta 1973 naktis. Atokiame Sibiro kaime gyveno šeima. Tėvas Nikolajus, motina Tatjana ir 3 jų vaikai gyveno sename mediniame name. Namas stovėjo netoli miško. Pradėjo snigti. Visas kaimas buvo padengtas sniegu. Vieną naktį Nikolajus grįžo vėlai iš darbo. Jis pasibeldė į duris. Kai Tatjana atidarė duris, lauke nieko nebuvo. Buvo tik sniegas ir tamsa. Tačiau už durų matėsi šviežio kraujo pėdsakų. Kraujo dryžiai vedė miško link. Tatjana išsigando. Ji greitai uždarė duris. Vaikai miegojo. Po 10 minučių vėl pasibeldė. Šį kartą daug garsiau. Tatjana pažvelgė pro langą. Prie durų stovėjo tamsus šešėlis. Šešėlio akys buvo raudonos. Jis stipriai beldėsi į duris. Tatjana norėjo rėkti, bet jos balsas buvo tylus. Atėjus rytui, Tatjana iškvietė policiją. Atvyko policija ir pradėjo ieškoti už namo ribų. Kraujo pėdsakai vis dar buvo matomi. Takšai vedė į seną kasyklą miške. Kasykla buvo uždaryta daugelį metų. Žmonės kalbėjo, kad čia gyvena piktosios dvasios. Policija nusprendė eiti į kasyklą. Viduje buvo labai tamsu. Ant sienų buvo keistų žymių. Ant grindų mėtėsi seni kaulai. Tada jie pamatė kambarį. Kambaryje sėdėjo vyras. Jo drabužiai buvo suplyšę. Jo veidas buvo kruvinas. Kai priėjo policija, vyras suklykė. Jo balsas nebuvo žmogaus. Išsigandę policininkai pabėgo. Vėliau paaiškėjo, kad šis vyras dingo prieš 5 metus. Jis buvo laikomas mirusiu, tačiau jis slėpėsi šioje kasykloje. Niekas nežinojo, kaip jis išgyveno. Vyras buvo nuvežtas į ligoninę. Gydytojai buvo šokiruoti jį pamatę. Jo kūnas buvo labai silpnas, tačiau jėga nepaprasta. Jis vienas galėjo išlaikyti 3 žmones. Jo akys vis dar buvo raudonos. Jis nekalbėjo, jis tik skleidė keistus garsus. Naktį jis vis rėkė. Jo riksmai gąsdino kitus pacientus. Vieną naktį jis dingo iš savo kambario. Sargybiniai jo ieškojo, bet nerado. Durys buvo užrakintos. Langai taip pat buvo užrakinti. Tada kaime pradėjo dėtis keisti dalykai. Žmonės naktį ant savo namų pradėjo rasti kraujo pėdsakų. Gyvūnai pradėjo mirti. Vaikai sapnuose rėkė. Visi sapnavo tą patį. Į jų namus atėjo vyras raudonomis akimis. Kaimo gyventojai labai išsigando. Kai kurie žmonės paliko kaimą ir pabėgo. Nikolajus nusprendė išsiaiškinti tiesą. Jis ieškojo senų įrašų. Paaiškėjo, kad kasykla buvo uždaryta 1940 metais. Kasykloje įvyko avarija. 15 darbininkų buvo įstrigę viduje. Nebuvo bandoma jų išgelbėti. Kasykla buvo uždaryta. Šie darbininkai buvo palikti mirti viduje. Žmonės kalbėjo, kad šį sprendimą priėmė vyriausybė. Gelbėti buvo brangu, todėl jie ir buvo paaukoti. Nikolajus buvo šokiruotas tai perskaitęs. Jis paklausė savo senelio. Senelis atsakė, kad tai tiesa. Jo paties brolis taip pat buvo tarp šių darbininkų. Jam buvo 18 metų. Jis buvo palaidotas gyvas. Senelis sakė, kad tie žmonės vis dar ten. Jų sielos buvo įstrigusios kasykloje. Jie norėjo atkeršyti. Nikolajus suprato, kad šis vyras nebuvo eilinis. Nikolajus surinko kaimo gyventojus. Jis visiems papasakojo tiesą. Žmonės nusprendė, kad palaidos darbininkus garbingai. Visi nuėjo į kasyklą. Kunigas taip pat buvo su jais. Jie surinko kaulus. Buvo rasta 15 kūnų. Visi jie buvo palaidoti kapinėse. Kunigas sukalbėjo maldą. Žmonės prašė atleidimo. Naktį viskas nurimo. Kraujo dėmės liovėsi. Gyvūnai tapo saugus. Vaikai nustojo sapnuoti. Tačiau Tatjana vis dar prisimena tas raudonas akis. Ji žino, kad tai, ką matė tą naktį, buvo tų engiamų darbininkų siela. Jie norėjo teisingumo. Nikolajus sako, kad ši istorija moko mus, jog priespaudos niekada negalima paslėpti. Engiamųjų balsas kažkaip girdimas.
Net ir šiandien ta ausis užsičiaupusi. Bet dabar yra ramybė. Kaimo gyventojai sako, kad tų darbininkų sielos dabar ilsisi.